interviu Delfyje pasakojo apie situaciją su klientais, kuri privertė pakeisti taisykles. Taigi dabar, jeigu tėvai išvažiuoja į užsienį ir nėra jokių saugiklių, mes tokių užsakymų nepriimame. Kokia buvo ta situacija? Tėvai išvažiavo atostogų ir negrįžo sutartu laiku. Pasirodė, kad jie išvažiavo ne atostogų, o išvažiavo ieškotis darbo. Jiems to darbo iš karto nepavyko rasti ir auklė dėl to nukentėjo. Taigi, lyg tai atrodė viskas garantuota, tačiau žmogus liko sudėtingoje situacijoje. Kai pakeitėm taisyklės, kad būtinai turi būti žmogus, kuris liks atsakingas už vaikus Lietuvoje, taip pat atsitiko dar viena situacija. Tėvai išvažiuodami paliko močiutės kontaktus, bet pasirodė, kad tas kontaktas nelabai patikimas. Atrodytų, kad paliko gesintuvą, o iš tikrųjų degtinės butelį. Taigi dabar reikalaujame, kad tų kontaktų būtų bent keli, kad tie žmonės būtų patikimi ir prisiimtų atsakomybę, jeigu kažkas tai nutiktų. Lygiai taip pat jie turi būti priskirti poliklinikai, kad galėtų prisiimti atsakomybę dėl vaiko sveikatos.